Ar reikia nuo vaikų slėpti, kai tėvai pykstasi? Ne. Reikia juos išmokyti susitaikyti. Tai yra, jeigu vaikas matys, kad jų tėvų santykiai yra fantastiški, nuostabus, jie niekada nesipyksta, viskas yra tiesiog rožiam klota, tai, sutikit, kad taip nebūna. Tai kai sukurs savo santykius, būdamas suaugęs žmogus ir patirs tam tikrus iššūkius, barnius, jis galimai matys savo sukurtą įvaizdį, kad santykiai turėtų būti tokie idealūs ir mes turėtumėm nesipykti, o mes pykstamės. Tai galbūt kažkas su manim blogai, galbūt su mūsų santykiais kažkas tai blogai. Tai pavadinkim, toks neadekvatumas bus ir tai sukels iššūkių santykiuose. Todėl esmė neslėpti barnius, o parodyti, kaip mes susitaikėme, kaip mes išeiname iš konflikto. Net jeigu tai yra tam tikros situacijos, kad atrodytų neišsprendžiamas ar ne kompromisas, bet mes kaip tėvai kažką tai randame tą būdą, variantą, kaip išmokyti